Maastrichtas. Skiriama Maastrichto sutarties 30-mečiui. Špaga. Duokite vaikui špagą. Galima ir netikrą, įsivaizduojama, menama. Ginkitės, saugokitės, klaidinkite ir nesileiskite būti suklaidinami. Ant geltono 14 metų kuino jaunas D'Artagnanas keliauja užkariauti Paryžiaus. Prie Maastrichto į maršalus pakeltas D'Artagnanas, tratant būgnams, antrinant patrankoms, atiduoda dangui gyvastį. Paskutinis iš muškietininkų, pirmasis tarp personažų, paguldęs galvą prie Maastrichto. Po 3 šimtmečių čia bus pasirašyta svarbiausia Europos vienimosi sutartis. Luidorus, frankus, ekiu pakeis eurai. Bet prieš juos nuo šiaurės iki pietų, nuo vakarų iki rytų, Europą pereis Liudviko XIV muškietininkai. Gerdami vyną, mylėdami moteris, tvatindami kardinolo gvardiečius, pasakodami būtas ir nebūtas istorijas. Pauzėse tarp skaitomų eilučių, pastraipų, verčiamų puslapių, žadins vaizduotę ir jau viską žinosiu apie karalių rūmus, Bastilijas, Europos kelius ir uostus, meilės kerus ir nuodus. Ir viską apie Europos Sąjungą. Paryžiaus, Briuselio rūmų koridorius, slaptus jų praėjimus ir nemažiau slaptus jų šeimininkų potvarkius, naujus mokesčius, valstybės iždą, vidaus ir užsienio politiką. Nes prie Maastrichto sienų neramę savo galvą kažkada padėjo tikrasis Europos vienytojas D'Artagnanas.